iš tikrųjų su šitais vyrais dirbti buvo malonumas. Iš tikrųjų yra ką prisiminti, yra kuo pasidžiaugti. Galų galia tas dalyvavimas ir pačiam ketvirtį, visus ūgtelėjo tuos jaunuolius, galima sakyti, tikrai aukštyn. Tai labai džiaugiuosi už juos, kad jie įgavo to pasitikėjimo, kad suprato, kad yra geri krepšininkai, kad tikri profesionalai. Ir tas NBL ketvirtas vėlgi tai buvo tokia labai graži patirtis, sakyčiau, smagus irgi papuolimas. Na gal taip, šiek tiek galbūt nepavyko mums pasiekti to Lietuvos krepšinio lygos atkrintamųjų, bet net nebejoju, kad būtumėm jas pasiekę. Kaip sakant, jeigu tai būtų vykę nuo pradžios sezono su šita komanda, su tokiu vyrų atsidavimu. Nes kartais atrodė pradžioje, kad tokia truputėlį kažkokia tai su baime žaidimas, man kas labai nepatinka, neimponuoja tokie dalykai. Ar tai tokio mažiau atsidavimo, to širdies mažai. Tai vat gale jie visą tai suprato, kad tik taip gali žaisti krepšinį, kad taip turi būti žaidžiamas krepšinis. Kiekvienas prakaito lašas nukritęs aikštelėje, kiekviena emocija, kiekviena šypsena ar piktas žvilgsnis, visą tai kūrė. Neišvengiamai buvo lygiai taip pat ir anksčiau Šiaulių, to istorijoje pačioj pradžioj buvo ir pralaimėjimų, ir prastų sezonų. Ir po to tik atėjo ties bronzinis, kaip vadinkim, tas amžius galbūt. Norisi, kad ateities pergalės yra pergalės visi švenčia, visiems yra smagu, gera, gražu, bet kad ateities pralaimėjimai, kurie įvyks, natūralu, tai kad jie būtų tokie statantys komandą į ateities laimėjimus, o ne tokie nuviliantys, beviltiški ir todėl ir noriu pasakyti, kad kiekvieno žiūrovo atėjimas, tai jau yra labai daug. Tai buvo galbūt tas Karaliaus Mindaugo turnyras ypatingai, kur sakykime, išvažiavus ypatingai į Sibeto karalystę, į Jonavą, ir ten buvo pilna tribūna Šiaulių fanų. Man jausmas šiek tiek grįžo, sakykime, asmeniškai. Ir jaučiu, kad ir netgi palietė ir užsieniečius, tai buvo ta gera dvasia. Tai reiškia, mes teisingame kelyje buvome, esame ir manau, tik tai reikia toliau žengti tuos žingsnius. Kaip klubui, kaip organizacijai, toliau tikėti, nes tą jaučia, žaidėjai jaučia. Aš ir pats, kada žaidėjas, tu labai jausdavai kiekvieno fano palaikymą, galbūt kritiką, sakykime, nes tu vėlgi jauti, kad jie reaguoja, kad jiems svarbu tai yra. O Šiauliai iš tikrųjų myli krepšinį. Manau, kad įsilieti į tą būtent fanų, žmonių tarpą, tada tu jauti atsakomybę. Tada tu vėlgi daugiau atiduodi, nei gali. Tai tikiuosi, kad komanda ir bus tokia, kaip sakau, agresyvi, akiplėšiška aikštelėje, džentelmeniška už aikštelės ribų ir gyvenanti visa Šiaulių ritmu. Tai va to labai norisi kitais metais ir aš manau, kad mes tą pasieksim.